Plaukimą nugara pristato 2 olimpinių žaidynių dalyvis, Europos čempionatų prizininkas, kompleksinio plaukimo rungties meistras Vytautas Janušaitis. Kojos atlieka pakaitinius judesius aukštyn ir žemyn. Plaukikas, gulėdamas ant nugaros, stengiasi išlaikyti šlaunis vandens paviršiuje, o pėdomis atlikti judesius giliau. Smulkus pėdų judesiai paviršiuje visai neefektyvūs. Kelių nereikėtų iškelti iš vandens. Plaukiant nugarą, rankų judesiai yra pagrindinis elementas. Nuo jų priklauso kojų judesių ir kvėpavimo derinimas. Ranka iš vandens iškeliama greitų tolygių judesių. Ranka ištiesta ir pasukta delnu į šlaunį, keliama iš vandens nykščių į viršų. Kūnui pasvirus į priešingą pusę ir pakėlus tos pačios rankos petį, ranka lengviau iškeliama iš vandens. Virš vandens nešama ranka ištiesiama per alkūnę ir atpalaiduojama. Plaukikas guli ant nugaros, kvėpavimas nesudėtingas. Stengiamasi įkvėpti per burną, kai viena ranka nešama virš vandens ir iškvėpti, į kitą ranką vėl bus nešama. Oras iškvepiamas lėtai pro nosį ir burną.